UBR Motors – automobiliai iš Amerikos ir Europos aukcionų. Salabim, sveiki atvykę į antrąją UBR Motors laidą. Labas tau ir važiuojam. Šioje serijoje jūs pamatysite, kokie darbai buvo padaryti garaže. Taip pat pamatysite, kokie automobiliai atvyko iš Klaipėdos. O dabar keliamės į mūsų garažą. Ką galiu pasakyti, Kolauris dirbo vardan R8, aš kažkur netoli Alytaus pasiėmiau Volvo XC ir man Volvo pasakė, niekur aš nevarau. Pas mane sukilo temperatūra, akumas pilnai išsikrovęs beveik, neturiu nei vandens nieko, reikia suktis iš padėties. Tai žodžiu, turėjom su savim vandenuko, jau visą vandenuką supylėm čionais, kur kolega. Kolega nuėjo į kaimuką, pas tetutę, suderino vandenuko. Pabandysim paliet truputį, pas mus čia viskas burbuliuoja. Tai žodžiu, nežinau, kas čia darosi, bet pas mus pamašina jau balutė. Bet, kaip girdžiu, kolega jau derina traliuką. 120-140. Greitis? Daug. Labas, Edgarai. Labas, Ignai. Kada bus tralas? Prieš 2 minutės. Prieš 2 minutės turėjo būti. Žodžiu, sėdim laukiant traliuką. Vis bandom atspėti, kada jis iš už kampo atvažiuos. Čia, Edgarai, mūsų tralas? Rimtai? Edgaras turėjo suderinti traliuką, bet suderino kažkokį priekabą. Gerai, važiuojam krautis. Tai žodžiu, Volvetė ten kažkur pakrauta, mes važiuojam į garažą. Vakar grįžom su Volvo iš kėbulinių ir dažymo darbų. Deja, Volvo grįžo ne savo eigą, kaip buvo planuota, o grįžo ant tralo. Pas mus pabėgo aušinimo skystis. Kažkodėl pradėjo mes, kad trūksta aušinimo skysčio ir kad yra pakilus jau temperatūrą, tai nusprendėm nekankinti mašinos ir tiesiog ją prasėdžiam su tralu. Edgaras suderino traliuką, kažkokį tai tralistų grupė įmetė postą, kad reikia greit parvežti mašiną ir atvažiavo Passatas Delfinas, kurių senokai šiaip nemačiau ir dar su traliuku, tai žodžiu, viską parvežė, viskas gerai, viskas tvarkoja, Volvo namie. Šiuo metu Volvui darau diagnostiką, bandau išsiaiškinti, kas yra su ją negerai. Ką kol kas matau, kad turime visai nemažai klaidų ir bandysim eiti aiškintis, kas su ją yra. Esu šiuo metu labai patogioje pozicijoje ir atsakinėjau Volvo XC90 crash modulį. Todėl, kad žmogus, kuris mums tvarkė Volvo ir keitė airbagus, sakė, kad galės padaryti, bet nepadarė. Tai šitų darbą dabar tenka apsiimti mums. Aš jau radau, kas padarys. Sakė, jeigu šiandien atvežu, rytoj pasiemu, greit padaro. Tik sakė, būtų labai atsargiai. Sakė, būtinai atsijungti visus elektros šaltinius, nes gali būti baba. Todėl, kad sakė, yra kažkoks giroskopinis, man atrodo, daviklis ar koks, kur fiksuoja, jeigu automobilis apsiverčia. Tai gali būti, kad, pavyzdžiui, dabar ardant, aš neatsijungiu ko nors ir išėmus bloką apversiu ir mašina užfiksuos, kad jinai šiuo metu verčiasi ir šausiu visas oro pagalves. Dabar einu į kitą pusę. Vargštai mano maži pirštukai. Nubalnojau visus. Žinot, kaip pavadinčiau visą šitą darbą? Irikupo seksiu. Pozicijos neišpatogiausia. Gal toliau ir nepaskus yra. Ir jaunesnių žmonių, kas žiūri. Žodžiu, kad išimt bloką reikia pasistengti. Bet žinot, yra didžiausias pliusas, kad pradėjau nuo sunkiausios pusės. Dabar yra čia lengviau. Varžtą atsukti. Oi, ir volia. Airbag sensor. Šitą dalyką reikia nuvežti, kad sutvarkytų. Būtent tą dabar ir padarysime. Nežinau, jums esu sakęs ar nesu sakęs, bet mėgstu daryti nesąmonės 24/7. Ir dabar būtent tą ir darysim. Matot, kaip patogu? Galiu išvažiuoti iš kur tik noriu. Jūs net neįsivaizduojat, ką mes dabar veiksim. Ar aš žinau, ką aš darau? Ne. Ar aš esu taip jau daręs? Gal. Bet čia iš tos serijos žinau, kas gali pigiau padaryti. Beveik. Ops, biškai net per daug atlenkiu. Nu žodžiu, manau, čia baigiam. Viskas darbas padarytas. Nu, Kazimierą ateikite įvertinkite mano atliktą kėbulinį darbą. Ką manote? O, approved by Kazimieras. Žiūrėjom toliau. Jūs manęs klausėt, ką man reikalingas toks M6. Čia galas varomas, nei į mišką, nei kur nenuvažiuosi. Prie ūkio. Va, reikia timtel, bam, timteliam ir viskas. Puikus darbinis automobilis. Jeigu ką domina, galime ir jums tokį patį pagaminti. Jokauju. Pas mus bus vienintelis ir nepakartojamas. Dabar varomės į vidų Grand Caravaną. Atvažiuoja airbag servis vyrai, išsiema airbagus. O mano kolega Kazimieras tuo metu nuveš Volvo airbag modulį. Ar kas ten tokio, nežinau, pas meistrus, kad jie jį nuresetintų. Važiuojam dirbti. Man patinka dirbti. Galėčiau dirbti kiekvieną dieną.
Aš žinau, kad nebeįsivaizduoju, kiek šiandien šitą dieną tęsiasi pas mus, bet jau tiek atrodo daug darbų padaryta. Ir vat vienas iš svarbiausių, matyt, visos savaitės darbų būtent šiuo metu vyksta. Pas mus atvyko vyrai iš Airbag serviso. Žinot, ką jie darys? Spėjau važiuoklę tvarkyti, aišku, kad ne. Reikia nuimti panelės Airbagą, lubos pas mus nešovusios. Dabar dar daro diagnostiką, kad išsiaiškinti, ar yra... Kaip pasakyti, suveikęs crash sensorius? Ne crash sensorius, kompiuteris gavo klaidą ir neišsėtins klaidos, reikia per naują ir programą. Bet būna kartais, kad nereikia perdaryti. Būna kartais, kad nereikia. Taip. Čia jaučiu nuo avarijos sudėtingumo priklauso. Taip, ir nuo automobilio irgi. Išsiaiškinsim, ar reikia resetinti crashą. Dabar išsiims panelę, nes panelė yra šovus ir reikės tvarkyti. Tai susitvarko panelę, susitvarko vairo airbagas ir kojų airbagas. Rytoj atvažiuoja detalės, maunasi priekis, dažosi, keičiasi langas, susideda airbagai ir viskas. Dodge Grand Caravanas padaryti, ką norėjau pasakyti. Toks dalykas kaip panelės ardymas, dažniausiai, kai tu to nežinai, kaip tai daryti, užtrunka žiauriai ilgai. Todėl siūlau ir patariu visą laiką kreiptis į žmonės, kurie yra tai darę ir žino, kaip tai daryti. Būtent taip mes ir padarėm, todėl pas mus šiandien garažės svečiuose yra vyrai iš Airbag serviso. Tai jeigu jums reikia susitvarkyti airbagus, pagalvės, ar šiaip kažkokių turit klaidų, kad ten tiesiog visą laiką dega airbagai, galbūt turit automobilį, kuris yra iš po eismo įvykio, tai drąsiai galite kreiptis. Nuorodą paliksiu aprašyme, pasižiūrėkit. Žinot, ką prisiminiau? M-kai dega čia šitas airbagas. Paminė, aš sakiau? Aš atsimenu. Atsimenė. Galėsi gal po to pasijungt kompą pasižiūrėti, ko jinai nori? Jo. Žiauriai erzina airbago klaida, va ta raudona tokia šlykšti. Nu ką, Dodge Viperis mano jau beveik surinktas, šiaip iš tikrųjų gerai, jokauju, ne Dodge Viperis, Dodge Grand Caravan, bet labai panašus. Kiekvienas šeimos vyras įsivaizduoja, kad su juo važiuoja kaip su Dodge Viperiu, arba bent jau su Dodge Challenger. Tai jisai surinktas, buvo jau pas mus užvažiavęs ką tik dažytojas ir aš nežinau, Ignas nesusitarė, kada jį dažys. Sulaukiam, kada Airbag servisas atveža mums airbagus ir mes tada jį surinkam, čpuk, sufotkinam, padarom ir keliauja į skelbimus. Kaip manote, kiek mums pavyks iš jo uždirbti? Parašykite komentaruose. Man pačiam net labai įdomu sužinoti, kiek mes iš jo uždirbsime. Kita diena, tas pats vaizdas, todėl kad ką tik sudėjau airbagų bloką atgal, jau jis padarytas. Ai, kaip skaniai kojytės aptaškė mašiną pravažiuojantį. Ai, skanu gardu. Liko sudėti kojų airbagą vairuotojų, bet dabar eisim padarysim, žinot ką? Pem žaidimas bus, arba šausi airbagai, arba ne. Einu pajungto kumą ir žiūrėsim, kas gavosi. Tikiuosi, nieko neprigrybavau. 3, 2, 1. Nešovė. Viskas kol kas gerai. Taip sakant, nebuvo prigrybauta. Įsukam, surenkam saloną iki galo, įdedam kojų airbagą. Tai galima bus prasitrinti klaidas ir žiūrėti, kokius kaprizus toliau rodys Volvo. Nes vakar, kai buvau pasijungęs kompą, tai rodė, kad ir rankinio problemos, bet visur metė prie rankinio problemos metą, kad neina aktyvuoti rankinio, todėl kad yra crashas užfiksuotas. Tai nuvežėm crashą, turėjo nuresetinti ir turėtų visų šitų problemų nebūti. Dabar einu dar pajungsiu kojų airbagą. Gražus salonas šitas Volvos, man patinka labai. Taip, čia varžtukas vienas sukasi. Špirelį šitą varžtelį net nereikėtų, būtų užtekę apatinę apdailą nusimti. Darau tai pirmo sykį. Čia ne, aš čia mašiną. Iškrito man. Nebetinka čia šitą detalę. Dabar reikia išsiaiškinti, kaip statosi kojų airbagas. Laimės šokis, pirikupo laimės šokis, o žinot kodėl? Todėl, kad vyrai penktadienį surinko Dodge Grand Caravan, o dažytojai jau šiandien jį priima dažyti. Tai realiai, manau, prieš šią savaitę automobilis nusidažys, Airbag servisas atvažiuoja su mauna airbagus, varom, susieuropinam greit, šmauk ir keliauja į pardavimus. Sio, aš sėdu ir varau automobilį pas dažytojus. Prieš jūsų akis turime ganėtinai retą automobilį. Vilniuje nežinau, kada paskutinį kartą gatvėje esu tokį matęs.
bet turim vieną tokį garažą. Iš tikrųjų, nemažai žmonių rašo mums dėl šio automobilio, daug kas klausia, ar jis yra parduodamas. Dėja, jis nėra parduodamas ir tai yra mūsų klientų automobilis, kurio tvarkymu mes užsiemam. Kitas dalykas, jeigu jums reikia tokio automobilio, jums gali padėti UBR Motors, jų Instagramas, galite parašyti Facebooką. Jeigu esate nusižiūrėję kažkokį variantą, galite pasinaudoti ubermotors.lt esančią skaičiuoklę ir pasiskaičiuoti, kiek maždaug toks gražuolis gautųsi jūsų kieme. Ką norėjau šiandien papasakoti, daug žmonių domisi apie šitą automobilį, klausia, ką su juo darysim, ar parduodamas ir panašiai. Tai kaip jau minėjau, šis automobilis yra tvarkomas, sakykime, net nepavadinčiau to restauracija, bet tiesiog automobilio šioks toks prikėlimas. Todėl, kad automobilis atvažiavo su visiškai mirusią važiuoklę, tai buvo pakeisti priekiniai amortikai, buvo visiškai neveikiantys stabdžiai užsikirtę, tai visi 4 suportai buvo nuimti ir išvežti perrinkti. Priekių važiuokliai keitėsi, Kazys man traukės. Jisai bijo dar filmuoti, žinokit, aš labai norėčiau, kad jūs jį paskatintumėte užeiti į kadrą ir daugiau papasakoti apie, pavyzdžiui, automobilį, nes būtent šis projektas yra jo vadovaujamas, bet Kazys truputį dar gėdėsi kameros ir būtent kalbėti tenka ateiti man. Tai pasikeitė vairo traukės, priekiniai amortikai, iš variklio pusės, kas buvo daroma, tai pakeisti visi filtrai, pakeistos žvakės, sutvarkyta kuro sistema, todėl kad varvėjo kuras per kuro siurblius, tai kuro siurbliai irgi taip pat, aš mačiau, kad jie atrodo kaip nauji, tai jūs naujus jūs dėjot, visiškai nauji sudėti kuro siurbliai. Ir įdomiausia dalis, dėl ko realiai ir norėjau jums papasakoti, tai pakviesiu ateikit parodys, kokias turim įdomias galinės šakės. Tai va turim tokias įdomias galinės šakės. Šitoje vietoje stovi spyruoklė, pro ją pralenda amortikas. Amortikas, man atrodo, yra hidropneumatinis šiandien skaitosi. Hidraulinis. O kuo skiriasi hidraulika nuo hidropneumatikos? Hidraulika yra, kur tik skysčių valdoma, hidropneumatika yra, kur skysčių ir oro. Ir matot, o jisai bijo ateiti į kadrą, kai žino daugiau ir galėtų papasakoti žymiai daugiau ir įdomiau. Bet tvarkant galinę važiuoklę neapsieita be mūsų kaimynų iš Festimixo, todėl kad išsiardžius galinius amortizatorius, jie buvo sausi, gražus, bet suplyšusios gumos. Todėl nuvežėm, kad sutvarkytų gumas. Vyrai labai greit viską sutvarkę padarė, tai dabar amortikai atrodo kaip nauji. Tai va, bet kas yra įdomiausia, tai va šitos vienos galinės šakės kaina šitam Mercedesui. Ir aš kiek žinau, tinka tik tai nuo būtent 560, tai nuo 5.6 variklio seko. Tik tai būtent jam ir tinka tokia šakė. Ir šitos šakės kaina yra nuo 2,5 iki 3,5 tūkstančių eurų. Įsivaizduojat? Ta prasme, 2 šakės, kad pasikeisti galima jau visai padorą automobilį nusipirkti. Tai aš kiek žinau, Kazimieras rado kažkur naudotas, man atrodo. Sudėtas tvarkingos naudotas. Šiuo metu esame dar taip pat ABS bloko paieškose, todėl kad nesusitvarko pilnai stabdžiai, nes priekinėse stabdžiuose yra skystis, galinėse kažkodėl nėra skysčio. Tai jeigu netyčia kažkas turit nuo tokio automobilio ABS bloką, mum į UBR arba UBR Motors parašykite. Ir mes mielai jūsų ABS bloką priklausime. Tai va, tokios naujienos. Darbai ties Mersiukų vyksta. Aišku, norėtųsi, kad darbai visi greičiau vyktų, bet kadangi yra ganėtinai retas automobilis, viskas ganėtinai sunkiai yra randama. Bet labai smagu, todėl kad, sakykime, prie jau reto automobilio būsime prisidėję ir atkėlę jį antram gyvenimui, kad jis išridėtų į gatves. Tai va, o toliau judam į darbus. Taip, pakeistos galinės virtys, pakeistos galinio amortizatorių gumos, amortizatoriai patikrinti, perinktas kuro siurblys, pakeisti priekiniai amortizatoriai, pakeista vairo traukė. Kaip matote, buvęs juodas jau dabar yra baltas. Grįžo Dodge Grand Caravanas iš dažyklos. Kas čia? Čia žolė. Arba ne žolė. Tai žodžiu, grįžo automobilis iš po dažyklos, įsivarėm į vidų ir ne šiaip sau, todėl kad būtent dabar atvažiuoja pas mus vyrai iš airbag serviso, sumontuos panelės airbagus, vairo, diržus, žodžiu, kad būtų baigtas automobilis, mums liks pasidaryti keletą darbų, tai yra pasikeisti priekinį stiklą, susieuropinti žibintus, susidėti visas bamperio grotelės ir viskas, automobilis bus baigtas ir paruoštas pardavimui. Spėju visiems labai įdomu yra pinigai. Signedai. Pirkome sparną, kapotą, bamperį, grotelės, žibintą, dar aplinkui visokių plastikų, ventiliatoriaus difuzorių,
Ir viso Signedo sąskaita mums gavosi 949,90 €. Dažymas viso automobilio, ne viso automobilio, tai yra realiai visas priekis, sparnai abudu, kapotas, bamperis, tos durys dažėsi, bagažinė dažėsi. Dažėsi visos dalys iš vidaus, tai visas dažymas mums gavosi 1000 €. Taip pat prie sąskaitos prisidės automobilio rinkimo priekinis stiklas ir oro pagalios. Tai va, tai automobilė, sakykime, šiuo metu yra suinvestuoti beveik 2000 € ir automobilis jau atrodo kaip automobilis. Dabar yra du variantai, kaip galime filmuoti. Galima tai jau filmuotis, arba va taip. Bet aš noriu būti išlindęs per langą. Šitą, kaip babutė, interaktyvi stebėjimo kamera. Viską žino, viską mato, viską girdėjo. Šiuo metu vyrai iš Airbag serviso renka Dodge'ą. Šiandien jau jisai bus su veikiančiom oro pagaliom ir galima būtų net protestuoti. Ne? Vakare, kur nors, čia va tiesiai į vartus. Ne, negalima taip juokauti, negalima daryti, negalima testuoti pagalių. Tai žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, kad aš jaučiu, kad mes labai trukdomės su savo visais filmavimais ir panašiai. Tai mes nebetrukdom ir parodom jums galutinį variantą, kaip jau bus surinktas Dodge Grand Caravanas. Ai, tu jau čia beveik? Jau galima važiuoti. Jau galima važiuoti. Ir štai pristatau Dodge Grand Caravanas jau su tvarkingom oro pagaliom ir už tai ačiū Airbag servisui, todėl kad viskas tobula. Pasikeitė pas mus vairo airbagas, panelės airbagas ir taip pat panelės susitvarkė, vairuotojo ir keleivio diržai, diržų sagtis ir taip pat kojų airbagas. Oro pagalvių tvarkymas mums kainavo 810 € ir kaip minėjau, sekantis darbai, ką reikia padaryti, tai pakeisti priekinį stiklą. Šiuo metu matote, automobilis yra be priekinio bamperio, todėl kad pakeisim vieną laikikliuką, nes kažkaip nesužiūrėjom, bet jisai yra truputį apgadintas, tai tuo pačiu irgi pakeisim, kad bamperis gražiai tvarkingai užsidėtų. Susieuropina ir į mūgę. O, ir laikrodį net numušiau. Į garažą atvyko atnaujinimai. Cik. Kas čia per ofiso kėdė? O viešpatė, tai čia reikės dar ir varžtų susukti. Nupirkom hidraulinę koją. Gal yra drąsių ir norinčių surinkti. Rankų miškas. Tuoj surinksim ir parodysim. Tuo vyrai, greit. Surinkta ir štai ką turim. Hidraulinę koją, kuriai reikia duoti laiko pastovėti, kad neveiktų. Tai prašė instrukciją, mes skaitėm instrukciją, įsivaizduojate renkant. Ir turim balkį pasikabinti variklį ir jisai mums reikalingas ne šiaip sau, todėl kad turim reikalų. Štai su šiuo modeliu. Čia yra mūsų Volvo XC90, kuri yra jau grįžusi po kebulinių, po visko darbų. Ir dėja, jį nepasidaro suvedimas, nes greičiausiai yra kreivas traversas. Todėl keisim traversą. O dabar aš jums papasakosiu vieną asmeninę istoriją dėl automobilio grąžinimo, kaip mes susidūrėme su sukčiais. Žodžiu, vieną kartą mes pardavinėjom Passatą B6 ir labai keistas buvo automobilio pirkimas, todėl kad automobilis kainavo 2000 €, jisai tikrai nebuvo idealios būklės, nes čia buvo gal prieš 4 metus, Passatas B6 su technikinė ilgai už 2000, nu, kas bent kažką bendro turite su automobiliais, tai žinote, ką reiškia Passatas B6 už tokią pinigų sumą. Tai yra vidutinės būklės automobiliais, dažniausiai su rūdimis ir su kokiais nors minimaliais defektais. Atvažiuoja pas mus pirkėjai apsižiūrėti to automobilio, tarpusavėje labai nesutarė, pasimetė kažkokie tai neaiškus, atvažiavo iš Šakių berods ir atvažiavę iš Šakių į Vilnių, jie palieka 50 € užstatą ir pasako, kad rytoj atvažiuos pirkti automobilį. Okei, viskas kaip ir, visko būna, pasitaiko pa žmonės, gal pinigų tuo metu neturėjo, viskas okei, atvažiuoja jie sekančią dieną pasimti automobilį. Jie negali tarpusę apsispręsti, ar jie moka pinigus grinais, ar jie moka pavedimu. Ilgai mėtėsi, galiausiai apsisprendė, kad už automobilį moka pavedimu. Praeina 3 dienos, skambina man į telefoną, į įmonės telefoną kažkoksai tai žmogus ir pradeda mane šaukti, kad jisai yra advokatas ir kad mes pardavėme netvarkingą automobilį. Ir vienas svarbus dalykas, kuris įvyko, kurį pasakė ir šiek tiek gal išdavė, kad kažkas yra neaišku, mes visą laiką, kai parduodame automobilius, ištriname iš karto jų skelbimus. Ta patį padarėme ir su Passatu. Gavosi taip, kad man prisistatė žmogus buvo advokatas, tų žmonių, kuriems mes pardavėm automobilį ir sako, jūs pardavėte visiškai netvarkingą Passatą, nors skelbime nurodėte, kad automobilis yra be defektų. Ir pirkėjas tai užfiksavo screenshotų.
Galvoju, tu nusipirkęs automobilį, daraisi screenshotą skelbimų, kam tu to reikia. Žodžiu, jie užfiksavo, kad automobilis buvo parduodamas be defektų ir pradėjo reikšti mums priekaištus, kad mes jiems gražintumėm, aš dabar neatsimenu, 1000 ar 800 eurų už automobilio defektų šalinimą. Mes iš karto kreipėmės į savo teisininką ir teisininkui persiuntėm laišką, kurie mums atsiuntė pretenziją ir jie buvo labai gražiai pasidarę visą e-mailą, kad gražiai advokatai, ten advokatų sąjunga ar advokatų, nežinau kaip ten tas dalykas vadinasi, žodžiu, kad jie priklauso advokatams. Ta visą dalyką buvo susitvarkę, bet jų e-mailas buvo advokatai@gmail.com ir mūsų teisininkas, mes kai persiuntėm, pasakė, kad nebūna tokių e-mailų pas advokatus ir kad greičiausiai jūs papuolėte į sukčių pinklės, kurie nori iš jūsų išvilioti už automobilio remonto pinigus. Tai žodžiu, mūsų teisininkas pasiskambino jiems, pasakė kelis punktus, kuriuos jie pasirašė pirkimo pardavimo sutartyje, kad automobilio defektai buvo įvardinti pirkimo pardavimo sutartyje ir kad automobilių garantija buvo nesuteikiama. Jie labai greitai nuo mūsų atstojo ir taip pasibaigė ši istorija. Bet esu ne vieną istoriją girdėjęs, kai žmonės nusiperka automobilius ir po to reikalauja iš pardavėjo papildomų pinigų, kad gražintų dėl tų pačių defektų, kuriuos matė. Tai va, dar vienas mano patarimas, kaip jau ir sakiau pirmame epizode, būtinai įrašykite visus esamus automobilio defektus, kad netektų susidurti su tokia istorija, kaip susidūrėme mes. Čia tokia savotiška mano baisi pirikūpų istorija, o jeigu tu esi susidūręs su panašia istorija, tai parašyk mums. Norėtumėm su tavim pabendrauti ir papasakoti žmonėms, kokie būna automobilių pirkėjai. Bet nebūtinai pirkėjai, galim pakalbėti ir apie automobilių pardavėjus. Tai jo, jeigu turite kažkokią tai įdomią istoriją, parašote mums ir mes tą istoriją papasakosim. O dabar kelkimės į Klaipėdą ir pasižiūrėkime, kokie atplaukė pas mus automobiliai. Automobiliai atplaukė labai įdomus. Viskas yra, garsas pajungtas, kur jūsų rankos? Mūsų rankos štai čia, priešais 8 Golfą GTI. Čia vienas iš mūsų nupirktų automobilio, iš dar vieno mūsų laimingo kliento, todėl kad 8 Golfas GTI, ridos nepamenu, bet galbūt kažkur parašyta, nematau, bet 8 Golfas už 5800, kur tai matyta? Kaip gavosi šitą automobilį nupirkti? Rašo klientas mums į UBR Motors, sako, pabandom rytoj laimėti 7 Golfą, kaip ten visi vadina, 7,5, todėl kad faceliftas. Sako, pabandom ant Bayerio nupirkti už 5,5. Edgaras sako, o tai gal pabandom už 5,5 nupirkti 8 Golfą. Davai, sako, bandom. Pure sales. Pure sales reiškia ką? Jūs jau žinot, kad automobilis yra parduodamas be rezervo. Bam, 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 bam. 5800 kraunasi į konteinerį ir šiandien jisai jau Lietuvoje. Ar galit patikėti? Taip, galite patikėti, todėl kad tai yra aukcionai ir ten jau ne vieną kartą sakiau, vyksta kosminiai dalykai, nepaaiškinami dalykai. Dabar pasidairykite po 8 Golfą. Kiek kainuos remontas, jo aš nežinau, bet mes paprašysime mūsų klientų, kad būtinai pasidalintų sąmatą, kiek jam gavosi automobilį padaryti iki pat registracijos ir važiuoti ir kiek jisai pinigų sutaupė. O mes ką? Mes laukiam, kol dar išsikraus mūsų 2 automobiliai. Taip gavosi, kad vienas yra iš New Yorko, kitas yra iš Savanos, tai 2 skirtingi konteineriai, bet 2 labai panašus automobiliai. 2 Mercedesai SL, vienas 380, senukas 81 metų, o kitas yra naujesnis SL 500 2000 metų. SL 380 aš laukiu pats labai, todėl kad tokį senuką su 60 000 mylių ridos pagauti, manau, retas atvejis. O kitas SL yra parduotas plaukiantis ir žmogus, klaipėdietis, laukia jo atvykstančio. Varom kraut kitų automobilių. Taip, truputį neplanuotai automobilis išsikrovė kitam sandėly, bet va, atvyko. Švarus, gražus, vienas net be kameristo esu sandėly. Tai žodžiu, šis automobilis yra jau parduotas, tai dabar klientas apsižiūrinėja. Aš paleidau, kad viskas muitintųsi, rytoj galės išvažiuoti. Ir dar eisim dar kitą senuką susiieškoti. Nu, štai mūsų antras pirkinys, to, kurio laukiau labiausiai. Atidarytas. 60 000 mylių ridos. Wow. Net kvapas kaip naujo. Viduj, o, numeriukai amerikietiški, šuniukas buvo.
Labai smagi mašina, atrodo. Tiek, truputį priekis pabėgęs. Aš manau, kad čia nieko baisaus nebus. Truputį va čia va pasitvarkys, pasidarys ir viskas bus ok. Na ką, ačiū, kad buvote su mumis, ačiū, kad paspaudėt patinka, ačiū, kad parašėt komentarą ir ačiū, kad užprenumeravot mūsų naująjį kanalą. Ir iki kito karto.